Sako kartais draugai, kaip ten kažkokia audra ar kažkas, tai tai jau turbūt nemiegojot jūs kaip ten ar neskambino. Niekada nėra niekas skambinę ir visada ramiai miegu. Čia yra kaminėlis laidams. Šiai dienai beveik ant kiekvieno stogo tokį siūlom ir sumontuojam vieną arba du. Šiais laikais Justinas turbūt papasakotų, A+ klasiai yra būtina saulės elektrinė, taip, kad namą priduoda. A++ klasė jinai yra būtina, ten prie tam tikrų sąlygų gal jos ir galima išvengti, bet paprasčiau yra turbūt susimontuoti saulės. Tai reiškia, jeigu statot namą šiandieną, tai ant jo 99% turėsite privalomai statyti saulės elektrinę. Reiškia, turės būti laidai. Tai iš karto sumontuojam kaminėlį ir žmonės ramus, kaip ateina jau laikas, susimontuoja tą elektrinę, prasikiša laidus. Jeigu kaminėlio nebūna, pastovi būna problema, pastatė elektrinę, ir tą laidą davai pragrėžė, sukišo ten kažkas tai ir ten bėga, kas užtaisys, nėra kas užtaiso, nenori nieks važiuoti ir užtaisyti yra sudėtinga, kada laidas prakištas, nėra gamyklinio sprendimo, kad būtų 100% jau gerai. Pagrindinės vietos, per kurias pradeda leisti stogas, probleminės dažniausiai yra ten, kur yra kažkokia pralaida per stogą. Tai plokštuma jinai niekada nepradės leisti, ne? Tai pradės leisti ten, kur kažkas praeina. Dažniausiai būna laidai, vamzdžiai, ten kažkokie tais kondicionierių vamzdžiai, ten dar kažkas. PVC atveju mes turime pilną gamyklinį sprendimą, kaip tą problemą iškart užkirsti kelią jai. Ne? Mes sumontuojam tokį kaminėlį, per kurį galima viską prasikišti ir, kaip sakyt, visur yra sandaru ir niekur nėra rizikos, kad per eilę metų ten kažkoks tais sandarinimas silikonų išsisandarins, ar ten kažkas skardinimas atšoks, ten dar kažkas tais. Tai su šitu sprendimu mes užkertam tam kelią ir duodam pilnas garantijas su ramia širdim. Kodėl jis lenktas į apačią, kad neprilytų vandens. Visi laidai dar to pačiu, kurie išlenda, jie turėtų nueiti dar kažkiek tais žemyn ir tada kilti į viršų. Kad tas vanduo, kuris patenka ant laido vamzdžio dar kažko, jisai bėgtų iki apačios, čia pradėtų nuvarvėtų ir tik tai tada kiltų į viršų. O kodėl jisai baltas, kai stogo danga pilka? Kad gražiau būtų. Ta pati kokybiška danga, PVC danga, jinai yra kelių spalvų. Dažniausiai pas mus yra naudojama arba tamsiai pilka, arba šviesiai pilka. Tokie priedai dažnai būna vienos tik tai spalvos. Jeigu tai būtų kažkokia matoma vieta labai, ir reikėtų, kad čia būtų tamsiai pilka, tai tiesiog galima būtų dar papildomą lopą dangos uždėti tamsiai pilkos. Tos pačios įlojos, jos irgi, jos čia dabar aplydytos yra, bet jos irgi yra šviesios dangos lopais. Sandarumas yra užtikrinamas iš namo vidaus, tai kaip ir išorinis sienų sluoksnis tinkas užtikrina sandarumą. Jeigu stogas būna, tarkim, medinis, tenai garo izoliacinė plėvelė užtikrina, čia pas mus yra gelžbetoninė monolitinė perdanga, tai jinai patyra kaip garo izoliacija, tai tiesiog iš apačios, tai tenai turės būti papildomai užsandarinta. Jeigu tai būtų tik tai vienas kažkoks laidas ar ten vienas vamzdis, tai yra specialūs flanšai tokie su gumom, per kuriuos kišasi. Jeigu tai yra daugiau, tai galima sandarinti ant dvikomponentėm poliuretano putom, tepti mastikas įvairias. Tai čia priklauso nuo to kiekio, ką čia reikia prakišti. Bet visas sandarinimas vyksta iš vidaus.